Tėvas Slavko Barbaričius. Garbinti ir dėkoti Dievui. Kai tik bus pasiekta bendrystė per atleidimą individo, šeimos ir bendruomenės, o paskui ir pasaulio gyvenime bus žengtas naujas žingsnis. Tai yra žmonės ims šlovinti Tėvą danguje. Kai žmonės mato gerus darbus, tada iš jų širdžių liejasi šlovinimas ir gyrius, pripažinimas ir palaiminimas. Geri darbai, atleidimas, per jį parodyta meilė ir nauja bendrystė būtinai gimdo džiaugsmą ir ramybę, šlovinimą ir aukštinimą, bei Dievo Tėvo palaiminimą Jėzuje Kristuje per šventąją dvasią. Šventasis Paulius siekia nuolatinio Dievo garbinimo ir šlovinimo. Savo laiške Kolosiečiams įkvėptas rašo: Taigi jūs, Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu. Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Viešpats jums atleido, taip ir jūs atleiskite. Viršum visko šito tebūna meilė, kuri yra tobulumo raištis. Jūsų širdise teviešpatauja Kristaus ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Būkite dėkingi. Stengtis būti panašus į Dievą, užuot sąmoningai ir dėkingai priėmę visą, ką Dievas mums duoda. Marija, taikos karalienė, savo pranešimais skatina mus būti dėkingus, nes ji pati dėkoja. Kiekvienas pranešimas baigiamas padėka. Ačiū, kad atsiliepėte į mano kvietimą. 1985 m. spalio 3 dienos pranešime ji sako: Brangus vaikai, noriu pasakyti, kad dėkotumėte Dievui už visas Dievo jums suteiktas malones. Dėkokite Viešpačiui už visus vaisius ir šlovinkite jį. Brangus vaikai, mokykitės dėkoti už mažus dalykus ir tada galėsite dėkoti už didelius dalykus. Ačiū, kad atsiliepėte į mano kvietimą. Tikintieji galės garbinti, šlovinti ir dėkoti, kai pradės visada ir visur atpažinti Dievą, o per jų gyvenimo garbinimą bei šlovinimą ir pasaulis pažins ir pamils Dievą. Ant kaktos, lūpos ir širdyje. Mišių metu patyrėme, kaip Dievas kalba mums. Skaitydami ir klausydami Dievo žodžio iš Naujojo ir Senojo testamentų bei Evangelijos supratome, kad tai Dievo žodis skirtas mums per pranašus, apaštalus ir evangelistus. Prieš pačią Evangeliją padarėme kryžiaus ženklą ant kaktos, lūpų ir krūtinės. Tai iš tikrųjų yra mūsų pažadas galvoti, kalbėti ir saugoti Dievo žodį savo širdyse, kaip saugotume bet kokį brangų daiktą. Iš čia iš tikrųjų ir yra mūsų užduotis kasdienybėje. Nuolat apmąstyti, visame, kas vyksta, atpažinti Dievo žodį ir lyginti jį su tuo, ką girdėjome apie šventųjų rašytojų išgyvenimus. Ir savo lūpomis tai liudyti, kalbėti žmonėms apie Dievą. Todėl tai ne tik kunigų ar tik pašvęstųjų, bet kiekvieno krikščionio buvusio mišiose natūraliausia užduotis. O žinoti, kaip atpažinti Dievo kalbą ir perkelti ją į savo gyvenimą, bei interpretuoti ją kitiems, reiškia kalbėti Dievo vardu. Ir tai yra pranašiška užduotis, pranašiška misija. Taip elgtis kasdienėme gyvenime reiškia paversti kiekvieną gyvenimo aplinką, tiek mūsų pačių, tiek bendruomenės ir šeimos, tiek viso pasaulio gyvenime, į aplinką, kurioje kalba Dievas, o mes suprantame ir perduodame jo kalbą kitiems. Taip vykdoma pranašiška Dievo tautos misija jos kelionėje per istoriją. Ir kaip šventasis Lukas sako apie Mariją, kad ji laikė žodžius savo širdyje ir juos apmąstė, lygindama su įvykiais, kurie tapo Naujojo testamento įvykių užuomazga,
Taip ir kiekvienas tikintysis tampa panašus į Mariją. Jis tampa tuo, kuris priima Dievo žodį, suteikia jam erdvės savo mintyse, suteikia jam savo lūpas ir ypač savo širdį kaip naują pašvestą erdvę, kurioje Dievo žodis tampa žmogumi kiekvieno asmens gyvenime. Tačiau gyvenimas yra sunkus. Žmogus susiduria su pavojais ir pagundomis iš vidaus ir išorės. Jos nori ir gali jį nukreipti nuo saugaus kelio pas Dievą. Štai kodėl žmogaus mintys dažnai būna toli nuo Dievo minčių. Jo lūpos taria žodžius, kurie neseka dieviškojo žodžio, o širdis lengvai užsidaro ir tampa erdve, kurioje negali gyventi Dievo žodis. Dėl to atsiranda dvasinis aklumas. Žmogus tampa nebylys ir kurčias jį supančiam ir jame pačiame esančiam dieviškumui. Pastebėti šios pavojus ir stengtis jiems atsispirti tikrai yra viena iš šventų kiekvieno krikščionio pareigų. Gyvendami pasaulyje susiduriame su viskuo, kas pasaulietiška, tačiau bendraujant su Dievo malone viskas, net ir nuodėmė, pakrypsta į gėrį, į kalbančio Dievą pažinimą. Šis bendradarbiavimas reikalauja ir maldos, ir pasninko. Dažnai kančia yra bežodis Dievo kalbėjimas, atverintis žmogui akis, širdį ir sielą, kad žmogus atpažintų Dievo kalbą ir ją priimtų.